Montažo režisierius iš atskirų detalių sudėlioja vientisą dėlionę ir sustyguoja visus dygsnius. Dažnai sakoma, kad filmo montavimas tai nematomas menas, nes jei jis atliktas itin kruopščiai, tai žiūrovas bus taip įsigilinęs į siužetą, jog net nepastebės montažo režisieriaus darbo. Ir iš tikrųjų tai turbūt netgi sutampa ir su lietuvio kažkokia tai natūra, nes montažo režisieriui reikia turėti labai didelę kantrybę. O lietuviai, jie garsėja kaip kantrūs žmonės, tai tikrai aš manau dėl to galbūt ir su užsieniečiais bendradarbiauja mūsų montažo režisieriai ir visi lieka patenkinti ir sugrįžta ir tie montažo režisieriai iš tikrųjų, jeigu nori jau su kažkuo, tai aš kaip režisierė paklausiu, tai pas juos eilė tenais į priekį nežinau kiek metų. Žiūrovai galbūt, ne visi žino, ką tas montažo režisierius daro, tai aš šiandien tokį apibrėžimą, suradau. Montažo režisierius tai laiko skulptorius, kuris kadrui suteikia amžinybės, o filmui akimirkos svorį. Vienas iš tokių skulptorių Danielius Kokanauskis, kurio akys ir pirštai dėliojo filmo Pietinė kronikas nufilmuotus vaizdus. Filmo režisierius montažo uždavinį pateikėjo itin patyrusiam profesionalui. Jis toli gražu ne naujokas ir nacionaliniuose kino apdovanojimuose. Danielius Kokanauskis 2 kartus ėjo atsiimti sidabrinės gervės statulėles, o be to savo gyvenimo aprašyme turi dar 5 šių apdovanojimų nominacijas. Bet aš dabar jau žinau, kad gyvenims yra debilas. Pirmą nacionalinių kino apdovanojimų nominaciją gavo filmo Akiplėša montažo režisierė Ignė Narbutaitė. Ignė drauge su filmo režisiere leido žiūrovui keliauti kartu su pagrindinėmis filmo veikėjomis. Kaip pabrėžė kino kritikai, filmo emocinis krūvis yra didelis ir montažas pasistengia dar labiau įsukti į dramatišką pasaulį. Dokumentinio filmo linijas į vietas sudėliojo 3 užsienio montažo režisieriai – Pascalo Noé, Frédéric Fichefet, Ana Savčenko. Prancūzas, belgas ir baltarusė suvienijo jėgas ir drauge dėliojo lietuvių berniuko istorijos vingius, atskleidžiančius kompleksiškas ir visuomeniai aktualias problemas. Filmas Murmančios širdys. Algimanto Puipos režisuotame filme Naktinis seansas montažo režisierius Ričardas Matačius žiūrovą vedžioja iš vienos erdvės į kitą. Tiek filmo herojai, tiek naktinį seansą stebintis kino teatro lankytojas patenka į kinematografišką labirintą. Tai antras Ričardo Matačiaus darbas su Algimantu Puipa. Už abu filmus montažo režisierius pelnė sidabrinės gervės nominacijas. O, įspūdinga, to dar neteko matyti. Praėjusių metų sidabrinės gervės laimėtoja Silvija Vilkaitė šiais metais pelnė dar vieną nominaciją. Be laimėtos statulėlės Silvija turi dar 3 nacionalinių kino apdovanojimų nominacijas už geriausią montažo režisūrą. Naujasis Silvijos darbas pastebėtas filme Gardutė. Gedimino pilis. Montažo režisierius netgi gali patikslinti kuriamą charakterį. Jeigu labai nori, jis gali sukurti netgi visai kitokį charakterį, negu kad parašyta. Tiesiog parinkdamas vieną ar kitą emociją, vieną ar kitą dublį.